Sveiki, aš Imantas, o ant stalo turiu Xiaomi Robot Vacuum Cleaner 5 ir 5 Pro. Abu dulkių siurbliai siurbia, plauna grindis, patys grįžta į bazę, išsiplauna šluostes ir iš esmės yra skirti, kad namų ruoša būtų kuo paprastesnė. Abu siurbliai turi 20 000 siurbimo galią, tai namuose su nešvarumais tikrai susitvarkys. Tiek su plaukais, tiek su dulkiam, tiek su trupiniais. Šiuose naujose modeliuose viena įdomiausių funkcijų yra DTOF radaras. Kodėl jis taip pavadintas sudėtingai? Dėl to, kad jie abudu išsitraukia. Įsivaizduokite, kai robotas važiuoja, sutinka kliūtį, kuri yra per žema jam nuvažiuoti su išsitraukiančiu radaru, jis tą radarą suleidžia ir pravažiuoja ir sutvarko. Vadinasi, net menkiausios šiukšlės tikrai bus susirptos. Kad valymas būtų tikslesnis ir geresnis, abudu siurbliai turi po išsitraukiantį šepetėlį ir išsitraukiančią šluostę. Tai leidžia geriau robotams išvalyti dulkes aplink sienas, kraštus, kampus, ten, kur dažniausiai kiti robotai jas palieka. Labai didelis privalumas yra automatinės bazės. Jos abidvi išplauna šluostes iki 80 laipsnių temperatūros vandeniu, jas išdžiovina bei pašalina dulkes iš pačių dulkių siurblių. Patį dulkių maišą reikia keisti daugmaž kas 75 dienas. Na aišku, priklauso kiek žmonių gyvena namuose. Aišku, jums įdomu, kuom skiriasi paprastas nuo Pro modelio, tiesa? Pro modelis turi specialias kameras bei yra šiek tiek išmanesnis. Jis turi galimybę atpažinti kliūtis, apvažiuoti jas arba tiesiog nesusirpti. Įsivaizduokime, jeigu namuose turime gyvūnėlį, o jis, sakykime, kažką pridirbo. Šis dulkių siurblys su tuo susidoros, pamatęs kliūtį, kad jos negali išsiurbti, ją tiesiog apvažiuos. Tas pats vyksta, kai siurblys pamato, jog yra daugiau šiukšlių ant žemės. Jis įsijungia galingesnį variklį ir tada išsiurbia jas kartu. Tas pats įvyksta, kai pats siurblys pastebi didesnį nešvarumą. Pavyzdžiui, yra bala, jis išjungia siurbimą, išvalo tą balą ir tada tik tai vėl įjungia siurbimą. Vadinasi, nepateks vandens į patį dulkių siurblį. Štai Pro modelis yra skirtas tiems, kurie nori daugiau išmanumo ir AI funkcionalumo. Trigubo kamera palengvins tai. Pats įdomumas, kad ta kamera veikia kaip ir video kamera. Vadinasi, jeigu namuose turite augintinių arba šiaip nori pažiūrėti, ar viskas tvarkoj, galite įsijungti siurblį ir žiūrėti vaizdą per programėlę. Pro modelis turi AI trigubos kameros sistemą. RGB kamera, 2 infraraudonųjų spindulių kameras ir 3D infraraudonųjų taškų projektorių. Dėl to robotas gali atpažinti iki 200 daiktų – laidus, kojines, batus ir taip tiksliau suplanuoti maršrutą. Pro modelis taip pat atpažįsta skirtingus nešvarumus. Pavyzdžiui, jeigu aptinka kietus nešvarumus, įjungia galingesnį siurblį. Jeigu aptinka skysčius, įjungia plovimą. Ir taip susidoroja su bet kokiu nešvarumu. Ir aišku, abudu dulkių siurbliai veikia su Xiaomi Home programėle, kas leidžia nuotoliniu būdu juos įjungti, nustatyti valymo grafikus ar draudžiamas zonas. Abu modeliai palaiko Google Assistant ir Amazon Alexa. O naujausi Xiaomi atnaujinimai leis jiems nepasenti. Naujai 5 serijos Xiaomi dulkių siurbliai. Abu galingi, abu išmanus, abu turi savo bazes, labai gerai siurbia ir labai gerai plauna grindis. Šiuo atveju Pro modelis yra kur kas išmanesnis, turi savo HD kameras, AI funkcionalumus bei atpažįsta visas kliūtis bei nešvarumus.